Ar tai, kad aš plėšiu savo sąmonę, padės man kažkaip priartėti prie Dievo? Padės. Dėl to, kad tavo sąmonė besiplėsdama labiau gali ir mane suvokti. Būdami tik materijoje, jūs susikūrėte iliuziją, kad tai yra visas pasaulis, bet jūs esate nedaloma būtybė. Jūs esate visur. Tikrasis pasaulis tai yra virš materijos, dėl to, kad materija yra tik galutinis taškas viso to, kas vyksta realybėje, kas vyksta subtiliam pasauliu, kas vyksta visatai, kas vyksta aplinkui. Įkvėpkite to šviežio oro, įkvėpkite to šviesos substancijos. Įneškite visą tai į žemę ir pasaulis jūsų keistis. Jūsų iliuzinis pasaulis yra labai tankus ir tik savo mintimis jūs galite pakelti savo sąmonę. Ar mes galime visiškai išeiti iš materijos pasaulio? Galite, netekdami savo kūną. Kūnas yra tankus fizinis darinys. Ir jūs čia esate ne tik tam, kad įgyvendintumėte Dievo tikslus, sielos tikslus. Jūs esate čia tam, kad galėtumėt įmaterinti tai, ką jūsų siela turi atlikti, pasirinko atlikti. Taip jūs kūrite pasaulį. Mes, būdami subtiliam pasaulyje, daug ko negalime. Mums reikalinga pagalba, jūsų pagalba, tų būtybių, kuri turi fizinį kūną, turi fizinę, tarsi įdėklą. Ir visą tai įmateriname. Mūsų tikslas yra pakelti vibracijų dažnį fizinėme pasaulyje tiek, kad kiekvienas žmogus galėtų susijungti su subtiliuoju pasauliu ir taptų mūsų rankomis ir kojomis. Toks buvo pirminis Dievo planas. Per fizinį kūną įmaterinti, per fizinį kūną patirti ir išreikšti. O jūs savo mintimis, savo veiksmais, savo netobulais įgūdžiais, savo ego padlaižiavimu uždarėte tuos vartus ir pradėjote kurti pasaulį tik dėl savęs aplink save. Uždėjote tokią tankę sferą, pro kurią negali prasiveržti niekas. Jūs likote tarsi be pagalbos ir tik kai kurie gali atverti vartus į tą subtilų pasaulį, į tą gražų pasaulį. Jūs taip pažeidėte visus visatos dėsnius, atsiskyrėte. Ir Jėzus Evangelijoje, būdamas žemėje, apie tai ir kalbėjo, kad jūs atsiskyrėte, kad jūs uždarėte vartus. Jūs netenkate gyvybinės energijos, netenkate viso palaikymo, viso šviežumo, visos gausos ir meilės, tik tada, kada gyvenate tik savo buityje, kada neturite laiko ir neleidžiate savo širdžiai atsiverti, kada neleidžiate pažinti to kito pasaulio, o kitas pasaulis nuostabus. Jums nereikia laužyti kasdienio įsipareigojimo, jums tik reikia rasti laiko, atverti širdį, pakelti vibracijas tiek, ne tam, kad gaut nurodymus iš subtilio pasaulio, bet tam, kad plėsdami savo sąmonę gebėtumėt suvokti visatos dėsnius ir priimti tas žinias bei informaciją, kuri yra šitam subtiliam plane, šitam subtiliam pasaulyje. Ir kad kurtumėte žemę taip, ką jūs pasimsite iš čia. Ar nuo to kis mūsų fizinis kūnas? Taip, be abejo. Kiekviena liga sukuria tankų šydą aplink jūsų kūną. Jūsų fizinis kūnas, jūsų ląstelės negali sumažėti tiek, sutankėti arba jų prisidauginti, kad kūnas taptų tarsi metalas. Tačiau jeigu tai būtų įmanoma, tiek, kiek jūs apsikraunate ligų ir visą tai įeitų jūsų kūną, jūs taptumėt tvirtas tarsi metalas, negalėtumėt net pajudėti.
tačiau jūsų kūnas nekinta. Jūsų kūno ląstelės ir atomai išlieka tokiu pat kiekiu. Tačiau tankėja jūsų energinis laukas, jūsų mentalinis, psichinis. Ir visa tai turi įsimaterinti. Todėl įsimaterinimas vyksta per fizinį kūną. Kuo daugiau neigiamų minčių, veiksmų buvo atlikta arba yra atliekama, tuo daugiau ir tankesnis tas energinis kūnas. Tuo didesnė tikimybė, kad per jį ateis įvairios ligos. Žmogus jau skausmą. Jis kentės. Dievas to nenori. Jūs patys tai susikūrėte. Tai liga, visa tai ne tik, kad nuodija ir kenkia jūsų kūnai, bet neleidžia jūsų sielai pakilti. Jūs ne tik, kad virš žemės sukūrėte tą lauką, pro kurį negalite prasiveržti prie mūsų žinių, bet jūs dar uždarote save taip, kad jūs liekate pats tarsi kiautė, jūsų siela negali gyventi, ji net nebežino, kas ji yra, dėl to, kad visos jūsų mintis ir visa jūsų energija panyra į jūsų kūną, kaip išsivaduoti iš skausmo, kaip išsivaduoti iš jūsų ligų. Ir jūs dar taip pasirinkdami dar labiau blokuojate išgijimą, dėl to, kad jūs energiją nukreipiate į skausmą ir lygą. Tai yra užburtas ratas. Kada sukausto jūs liga, kada jaučiate jūs savo skausmą, jūs turite visomis išgalėmis atverti savo širdį. Klausykitės švelnios muzikos, aukštų vibracijų muzikos. Keiskite savo aplinką, keiskite, harmonizuokite, būkite gamtoj. Bent jau keisdami ir veikdami teigiamai savo energinį kūną, jūs padėsite ir savo ligai, tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Keisdami savo mintis, atrasdami Dievą arba ieškodami Dievo savo širdyje. Jūs tarsi trinsite tas energinės dėmes. Kada energinis tankus, energinė medžiaga iš jūsų energinio lauko pereina į jūsų kūną, pradeda naikinti jūsų ląsteles. Ląstelės tampa negyvybingos. Jos tarsi nebeturi tų šviesos dalelių ląstelėje. Nebevyksta sintezė. Dingsta tas šviesos diodas, kuris yra kiekvienoje ląstelėje. Galima sakyti, kad dingsta kūrėjo šviesa. Lygiai taip pat apibūdina kaip augalė. Yra chlorofilas, šviesa, kuris sintezuoja šviesą, kuri jungiasi, kuri yra gyvybės šaltinis. Ir jeigu jį sulamdai, sunaikini, uždengi nuo saulės, visą tai pranyksta. Lygiai taip ir žmoguje. Atkurti ląstelių gyvybingumą yra paprasta. Yra daugybė metodų, kuriais jūs galite tai padaryti. Tai yra tetamo vadinamasis gydymas, arba kitaip galite vadinti. Jums tai reikia gebėti išeiti iš savo kūno, pakilti į tą dažnį, kuriame jūs galite susijungti su kūrėju. Jūsų kūnas negali būti nepavaldus aukštesniesiam pasauliam, subtiliesiam, kūrėjo šviesai. Tai yra neįmanoma. Ir jeigu jūs savo sąmonę keliate aukštyn, kinta viskas. Pirmiausia, kinta jūsų energinis laukas, energinis kūnas. Paskui kinta jūsų fizinis kūnas. Visa tai yra lengvai ištaisoma. Jūs galite tai daryti patys. Gali daryti kiti. Tačiau, kai tai daro kitas, tas kitas turi būti be galo šviesus, kad to tankaus energinio tankio lauko nepasiimtų savo, nesugertų tarsi sugertukas. Jis turi mokėti perleisti per savo energinį kūną ir tarsi išdeginti amžinąją ugnimi. Jo širdis turi būti atverta Dievui. Jis nuolat turi būti tarsi susijungę su kūrėju, su visais kitais pasauliais. Vienu žodžiu kalbant, jis turi būti labai aukštos
sąmonės ir sąmoningumo. Todėl dar kartą sakau, plėsti savo sąmonę yra labai tikslinga, nes tik taip jūs gebate suvokti, kad jūs tai nesate kūnas, kad jūs tai nesate ta plati būtybė, kuri yra žemėje. Jūs esate tas kūnas, kuris apriepia visus pasaulius. Jūs esate susijungę su viskuom. Tik jūs pats blokuojate išėjimą. Jūs pats atskiriate save nuo aukštesniausios savo dalies, kuri nuolatos yra kitame būvyje. Jūs tarsi atsiskiriat, padalinat save į dvi dalis ir pamirštate, kas jūs esate. Aš esu Jėzus ir galiu matyti jūs iš visai kitos perspektyvos. Jūs esate širdis, jūs esate meilė, jūs esate šviesa. Niekada nepamirškite tai. Aš gyvenu jūsų širdise, o jūs gyvenate visur. Jūsų siela yra aukštesnė, nei jūs įsivaizduojate. Jūsų meilė yra tyresnė, nei jūs įsivaizduojate. Visa ko pagrindas yra meilė, tačiau nereikia jos nužeminti iki tiek, kiek jūs suvokiate žemėje, kas yra meilė. Meilė tai yra gebėjimas apriepti visą pasaulį. Meilė tai yra gebėjimas suvokti, kas tu esi. Be meilės jūs negebėsite susijungti su Kūrėju. Be meilės jūs negebėsite keliauti kosminiu laiku. Jūs turite suvokti, kad plėsdami savo sąmonę galite keliauti. Keliauti laiku, keliauti visata, būti ten, kur nori jūsų siela, ten, kur galite pasiimti tai, ko jums reikia. Ir jūsų tikslas yra nuolat būti tos būsenos, kad galėtume iš tiesų būti tais Dievo įrankiais, kurie atliks visus darbus žemėje, kurie reikalingi viešpačiui, kurie reikalingi jam patirti ir išreikšti. Toks ir buvo visatos planas sukūrimo. Kito kelio nėra, todėl neuždarykite vartų, mylimieji. Likite atviri viskam. Tegul ta styga, kuri jungia aukštesnį pasaulį su jūsų materija, su jūsų kūna, būna palaiminta ir šventa. Jūs negalite nuvertinti savo kūnų, jų palikti ir išeiti gyventi tik į subtilų pasaulį. Jūs turite gyventi tarsi net ne tarp dangaus ir žemės, o susijungęs su dangumu ir žeme. Kai imate dievišką energiją, kai imate dievišką žinias ir visą tai švelniai nuleidžiate ant žemės. Dievas negali nupiešti paveikslo, negali parodyti, kaip gražu, bet jūs tai galite. Jeigu jūs matysite Dievo akimis, girdėsite Dievo ausimis, jūsų pasaulis taps rojumi, nes čia skambės dieviška muzika iš aukščiausių sferų. Jūs sups tie vaizdiniai, kurie ateina iš aukščiausių pasaulio. Tai Dievo planas, tai Dievo mintis. O jūs turite tapti tais diodais, tais imtuvais, kurie sugeba tai priimti. Jūs ne patys kaip kūnas, kaip asmenybė turite ieškoti savęs, išreikšti save. Ne. Jūs turite nuolat ieškoti jo. Ir tik tada jūs suprasite, kas jūs esate. Kad jūs esate vienis, kad jūs esate kartu, kad jūs esate tas pats. Kito kelio nėra, mylimasis. Kito kelio nėra.